2003 m. gruodžio 13 diena, 18:00 val. Po šąlančia Irako žeme, ankštoje nevėdinamoje 6 ant 8 pėdų požeminėje ertmėje, nuverstas valdovas klausosi, ar išgirs menkiausius virpesius tiesiai virš savo galvos. Sadamas Huseinas žino, kad jo ieško šimtai, jei ne tūkstančiai Amerikos karių. Ir jei jie jį suras, jis bus mirę. Mėnesius jis sugebėjo išvengti suėmimo, ištisos divizijos jo ieškojo, o milijonai dolerių buvo išleisti bandant jį surasti. Tačiau viena užuomina po kitos ir vienas bandymas po kito baigėsi taip pat – nesėkme. Sadamas visada atrodė esąs vienu žingsniu priekyje savo priešų, bet šis vakaras kitoks. Turėdami naujos, tikslios ir labai patikimos žvalgybinės informacijos, JAV tiki, kad Sadamas pagaliau yra ranka pasiekiamas. Ir pasiuntė kai kurios geriausius savo operatyvininkus jo surasti. Ir užbaigti vieną didžiausių žmonių medžioklių šiuolaikinės karinės istorijos laikais. Kartu jie sudaro 111-ąją užduočių grupę, elitinę ir slaptą jungtinę specialiųjų operacijų komandą, kurią sudaro Delta būrio, jūrų pėstininkų ruonių, 6-oji komanda JAV armijos reindžerių ir 160-ojo specialiųjų operacijų aviacijos pulko, dar žinomo kaip nakties persekiotojai, nariai. Jiems talkina visas šarvuotosios kavalerijos eskadronas, sunkiosios mechanizuotos plieno sienos, saugančios perimetrų. Bėgant minutėms, 121 užduočių grupė artėja prie savo taikinių, kelių paprastų trobesių, kuriems suteikti kodiniai pavadinimai Vilkų vienetas ir Vilkų dvejetas. Iš pirmo žvilgsnio šias vietas niekuo neišsiskiria. Niekas nesitikėtų, kad vienas iš žymiausių ir žiauriausių istorijos diktatorių slėptųsi tokioje vietoje. Tačiau būtent to ir tikisi Amerika bei jo sąjungininkai. Statymai negalėtų būti didesni. Ir kiekviena sekundė yra svarbi. Nes jei Sadamas net išgirs menkiausią gandą, kad amerikiečiai artėja, jis vėl dings. Tarsi vaiduokliai, besiskarbdami į labirintiškus Irako pogrindžio tinklus, operatoriai patikrina savo naktinio matymo optiką, paversdami aplink juos tvyrančią tamsą įvairiais žalios spalvos atspalviais. Jie patikrina savo ginklus, išjungia saugiklius ir sulaiko kvėpavimą, žinodami, kad artimiausios kelios valandos bus lemtingos. Arba viskas, arba nieko. Jie toj pasieks svarbiausią savo tikslą, arba leis Bagdado skeridikui išsprūsti jiems iš rankų. Ir vėl viskas priklauso nuo šios akimirkos. Sadamui būti užkastam žemėje buvo katastrofiškas jo prieš kelis mėnesius turėtas galios apvertimas. Dūstančiam nevėdinamoje dėžėje jis jau nebebuvo neliečiamas milijoninės prievartos valstybės aparato architektas. Ta imperija prasidėjo būtent toje pačioje, erkėmis knibždančioje žemėje, po kurią jis dabar slėpėsi. Gimęs skurdė. 1937 metais jo politinė trajektorija buvo formuojama ne diplomatija, o apgalvotų pašalinimu. Prisijungęs prie Baath partijos būdamas 20-iesias, jis veikia kaip gatvės lygio vykdytojas, neutralizuodamas varžovus ir organizuodamas milicijos ląsteles. Iki 1968 metų jis buvo taktinis variklis už perversmą, kuris užgrobė Irako vyriausybę, o kitą dešimtmetį tyliai centralizavo karinę valdžią ir šalino vidinės grėsmes, perimdamas visišką Irako kontrolę. 1979 metais jis įkūrė totalitarinę diktatūrą, režimą pastatytą ant baimės, paranojos ir smurto pagrindu. Tai leido jam efektyviai išlaikyti šalį geležinėme gniaužte kelis dešimtmečius, valdant ją per prievartinį valstybės aparatą, paremtą persidengiančiomis žvalgybos tarnybomis, slapta policija ir lojalių vykdytojų tinklų. Jo titulas galėjo būti prezidentas, tačiau Sadamas iš esmės valdė Iraką labiau kaip karalius ir imperatorius. Tie, kurie jam priešinosi, ne tik buvo suimami, bet ir ištrinami. Jų artimieji taip pat dažnai kentėjo. Jie būdavo tyliai nužudomi, o kūnai be jokio gailesčio metami į nežymėtas kapavietes. Tuo tarpu Irako kariuomenė smarkiai išsiplėtė, o 1980 metais jis pradėjo sekinamąjį karą prieš kaimyninį Iraną. Tas karas truko beveik 8 metus ir tapo vienu kruviniausių įprastinių konfliktų 20-ojo amžiaus pabaigoje, nusinešęs mažiausiai 100 000 gyvybių, nors vertinimai labai skiriasi. 1990 metais dar viena invazija, šįkart į Kuveitą, baigėsi pirmoji Persijos įlankos karu, kurį Irakas pralaimėjo JAV vadovaujamai koalicijai. Numalšinęs bandytus sukilimus, Sadamas sugebėjo sustiprinti savo valdžią. Iki 2003 metų Vašingtono kantrybė visiškai išseko. Invazijai buvo duotas leidimas remiantis žvalgybos teiginiais, kad Irakas turi masinio naikinimo ginklų, nors pokario realybė vėliau paneigė šias ataskaitas. Tuo metu įsakymas buvo absoliutus. Režimas turėjo būti išrautas su visomis šaknimis. Nuversti diktatoriją iš valdžios nėra paprasta užduotis, nors Sadamas Huseinas jau buvo išgyvenęs dešimtmečius trukusius pasikėsinimus, karinius perversmus ir tarptautinius aviacijos smūgius. Jis pasinaudojo savo milžinišką galią, kad užsitikrintų savo ateitį, pasikliaudamas stipriai tvirtintais bunkerių, rūmų kompleksais, slėptuvėmis ir ištikimais šalininkais, kad išgyventų nuolatinius pavojus. Tai, kartu su jo artimu itin lojalių pasekėjų ratu, pavertė jo suėmimo perspektyvą beveik neįmanomo iššūkio. Tačiau JAV negalėjo atsitraukti.
Kol Sadamas buvo gyvas ir laisvėje, koalicijos planuotojai bijojo, kad jis vis dar gali sutelkti ištikimuosius ir skatinti augantį sukilimą. Amerikai ir jo sąjungininkams teko užduotis užbaigti šią košmarą. 2003 m. kovo 19-oji JAV prezidentas George'as V. Bushas duoda leidimą pradėti operaciją Irako laisvė. O Džo Irako kolega Sadamas Huseinas ruošiasi susidurti su tuo, ko dar niekada nepatyrė – visišku savo šalies užpuolimu stipriausios pasaulio kariuomenės. JAV ir jo sąjungininkams tikslai yra aiškus. Jie turi nuversti Sadamo vyriausybę, nustatyti ir sunaikinti bet kokius Irako masinio naikinimo ginklus, surasti ir išvyti teroristus iš šalies, bei išlaisvinti Irako žmonės iš žudikiško jų šalies režimo, kad jie pagaliau galėtų pereiti prie kažko saugesnio, šviesesnio ir geresnio visiems jiems. Tai negalėjo būti lėta kampanija ar laipsniško išsekimo karas. Tai turėjo būti greita, sprogstama ir paveiku. Ir JAV nusprendė nuo pat pirmųjų akimirkų nustatyti toną, pradėdamas triukšmingą šoko ir baimės kampaniją, skirtą efektyviai paralyžiuoti Irako vadovavimo ir kontrolės infrastruktūrą per pirmasias konflikto valandas. Kuo greičiau Sadamo kariuomenė būtų apakinta ir apkursta, tuo geriau. Nes tai labai apsunkintų priešui galimybę organizuoti rimtą gynybą ar kontrataką. Tam koalicija negalėjo sau leisti įklimpti į ilgus mūšius pietų ar vakarų Irake. Jiems reikėjo smogti giliai į šalies vidų, tiesiai į režimo galios centrą – Irako sostinę Bagdadą. Ir būtent tai jie ir padarė. Gavę žinių, kad pats Sadamas lankosi komplekse Doros ūkininkų bendruomenėje pietų Bagdade, JAV pajėgos pasiruošė pradėti pirmosios smūgius. Šiek tiek prieš 5 val. Ryto vietos laiku 2 F-117 Nighthawk nematomi naikintuvai iš 8-osios ekspedicinės naikintuvų eskadrilės įskrido į Irako oro erdvę, skridami tiesiai Bagdado link. Pasikliaudami savo greičiu ir slaptumo technologijomis, jie vengė šalies oro gynybos sistemų. Atvykę į Doros rajoną, Nighthawk lėktuvai paleido savo krovinį. 4 palydovinėmis sistemomis valdomas 2000 svarų GDU-27 bunkerį naikinančias bombas, kurios nuskriejo tiesiai į Irako kompleksą. Tuo pačiu metu daugybė JAV laivų ir povandeninių laivų, dislokuotų Raudonojoje jūroje ir Persijos įlankoje, įskaitant Ticonderoga klasės kreiseriai USS Calpins, Arleigh Burke klasės naikintuvus USS Donald Cook ir USS Porter, paleido beveik 40 tolimojo nuotolio Tomahawk raketų į svarbiausius taikinius visoje šalyje. Viena iš bombų nepataikė į taikinį, tačiau kitos 3 pataikė sėkmingai. Pagrindinis pastatas buvo apgadintas, o visi aplinkiniai statiniai sunaikinti. Deja paaiškėjo, kad Sadamas tuo metu toje vietoje nebuvo, o pranešimai apie tai, ar jis iš tikrųjų buvo ten anksčiau, buvo prieštaringi. Nepaisant to, operacija jau buvo pradėta ir artimiausiomis valandomis ji tik dar labiau dramatiškės. Iš tiesų, tą pačią dieną rimtai prasidėjo šoko ir siaubo kampanija. 160-ojo specialiųjų operacijų aviacijos pulko nariai įlipo į 60L Black Hawk ir 6M mažąją paukštės sraigtasparnius, kurios palaikė 10 Thunderbolt 2. Išnašė pietinę ir vakarinę Irako sienas, jie nustatė ir sunaikino 10 stebėjimo postų. Per kelias valandas buvo sunaikinta daugiau nei 70 šių taikinių ir Irako kariuomenė faktiškai buvo apakinta. Atvėrė kelią Amerikos, Didžiosios Britanijos ir kitų sąjungininkų kariams kirsti sieną ir pradėti žygį į Bagdadą. Jie keliavo ne pėsčiomis, o milžiniškomis šarvuotų kolonų virtinėmis, besitęsiančiomis mylėmis. Tūkstančiai transporto priemonių, įskaitant Abrams tankus, Bradley kovos mašinas, vilkikais tempiamas haubicas, minosvaidžius ir kitą techniką, įsiveržė į Iraką. Virš jų koalicijos orlaiviai greitai perėmė dangaus kontrolę. Su naikintuvais, bombonešiais, atakos sraigtasparniais ir žvalgybiniais orlaiviais, vykdančiais operacijas visą parą, ieškant ir naikinant kuo daugiau taikinių, Irako karas buvo prasidėjęs. Amerikos šoko ir siaubo kampanija pasirodė nepaprastai veiksminga. Pirmosiomis konflikto dienomis šimtai bombų, raketų ir kitų šaudmenų pasiekė savo taikinius. Karinės vadavietės sugriuvo į griuvėsių krūvas. Ryšių tinklai buvo nutraukti, oro gynyba išardyta, o daugybė kitų svarbių Irako ginkluotojų pajėgų mazgų buvo atskirti vieni nuo kitų ir sunaikinti. Pagal dokumentus šalis vis dar turėjo milžinišką armiją, kurioje buvo tiesioginė prasme 100 000 karių. Tačiau iš tikrųjų jų vos galėjo priešintis per tuos pirmosius susidūrimus, nes buvo tiek daug chaoso, tiek daug sutrikimų ir tiek daug visko vyko. Bagdado vadams buvo neįmanoma sugalvoti ar įgyvendinti kokį nors veiksmingą veiksmų planą. Nes šiuolaikinis karas nėra tik apie tai, kiek turi tankų ar kiek oro gynybos sistemų įrengia. Tai taip pat labai priklauso nuo logistikos, o koalicijos pajėgos tiesioginė prasme daužė tą logistiką į gabalus, tai panaikindamos didelę Irako stiprybės dalį. Tuo tarpu, kai oro pajėgos skynė jiems kelią priekyje, JAV pajėgos veržėsi pirmyn nepaprastu greičiu ir efektyvumu. Jie nenorėjo gaišti laiko sistemingai išvalydami kiekvieną miestą ir miestelį pakeliui. Todėl jie aplenkė daugumą didžiųjų gyvenviečių, palikdami jas antrinėms pajėgoms.
Skubėdami Bagdado link, jie susidūrė su nemažai iššūkių. Žinoma, pakeliui jie susidūrė su tam tikrų pasipriešinimu. Irako kariuomenės daliniais, Sadamo Respublikonų gvardijos daliniais ir įvairiomis sukarintomis grupuotėmis. Kai kurie iš jų narsiai kovojo ir žuvo už tikslą, kuriuo tikėjo. Kiti tiesiog pakėlė baltą vėliavą, suprasdami, kad neturi daug šansų prieš neprilygstamą Amerikos karinės mašinos jėgą. Amerikos kariams taip pat teko susidurti su dažnai sudėtingomis ir nenuspėjamomis sąlygomis toje vietovėje, kurioje jie kovojo. Pavyzdžiui, dulkių audros sukeldavo chaosą, vilkstinės išsiskirdavo, o transporto priemonėms būdavo sunku rasti kelią. Tiekimo linijos taip pat turėjo vis labiau ilgėti, kai pajėgos žengė į priekį, o tai kėlė logistinius sunkumus, galinčius sutrikdyti visą operaciją. Kiekviena įveikta mylė atnešdavo naujų iššūkių, tačiau JAV kariai liko susitelkę į savo tikslą – kuo greičiau pasiekti Bagdadą. Tai buvo vienintelis dalykas, kuris rūpėjo, ir jie neleido niekam jų sustabdyti. Kitoje pusėje Irako vyriausybė pasinaudojo savo kontroliuojamą valstybinę žiniasklaidą, kad sukurtų ir palaikytų optimizmo naratyvą. Jie tvirtino, kad Amerikos kariai yra sunaikinami ir pergalė jau netrukus bus pasiekta. Tačiau šie melai subyrėjo, kai vos po kelių savaičių nuo operacijos pradžios JAV pajėgos pasiekė Bagdado pakraščius. Ten jų laukė Sadamo elitinės Respublikonų gvardijos pajėgos, kurios buvo pasiruošusios jų atvykimu. Aplink miestą buvo kuriami gynybiniai žiedai, statoma artilerija, išriedėjo tankai ir buvo mobilizuota tūkstančiai karių. Jie turėjo namų aikštės pranašumą, tačiau nesitikėjo tokių taktikų ar pažangios įrangos, kokią atsivežė amerikiečiai. Turėdami pranašumą nuotolyje, optikoje ir oro viršenybėje, JAV pajėgos atakavo ir sunaikino Irako pozicijas dar prieš jiems suprantant, kas juos užpuolė. Balandžio 3 dieną kariuomenė priartėjo prie Bagdado oro uosto, dar žinomo kaip Sadamo tarptautinis oro uostas. Tai buvo viena geriausiai ginamų Irako pozicijų visoje šalyje, o 2 amerikiečių kariai žuvo pačioje pradžioje nuo minosvaidžių ugnies. Vis dėlto dienos pabaigoje, po žiaurių abipusių susišaudymų, 3-osios pėstininkų divizijos 1 brigada pranešė perėmusi oro uosto kontrolę, kuris vėliau tapo pagrindinė JAV operacijų baze daugelį metų. Kita diena pasirodys esanti lemiama. Bagdadas buvo milžiniškas miestas, kuriame gyveno keli milijonai žmonių, sudarytas iš daugybės tankių rajonų, labirintą primenančių gatvių, vyriausybės kontroliuojamų kompleksų ir didžiulių pramoninių zonų. Net ir pažangiausiai pasaulio kariuomeniai tai būtų nepaprastai sudėtingas mūšio laukas, kuriame orientuotis būtų labai sunku. Tačiau JAV vis dar buvo susikoncentravusios į greitį ir efektyvumą. Jungtinės valstijos neketino judėti per miestą gatvės valyti vieną pastatą po kito ir pamažu artėti prie savo tikslo. Vietoj to jį norėjo iš karto smogti Bagdado širdžiai, todėl pradėjo vykdyti dabar jau ikoniškus žaibiškuosius reidus į šalies sostinę. Ši taktika susidėjo iš šarvuotų kolonų, dažnai įskaitant Abrams tankus ir Bradley pėstininkų kovos mašinas, kurios nepaisė įprastų karo taisyklių. Jos skubėjo miesto gatvėmis tiesiai į centrą. Atrodė, kad jie elgėsi neapgalvotai, tačiau kiekvienas žaibiškas reidas iš tikrųjų buvo apskaičiuotas su nepaprastu tikslumu. Su oro pajėgų parama, pasirengusia padėti, jei situacija vėl pablogėtų, Irakas neturėjo jokio tikro atsako į amerikiečių veiksmus. Jie bandė priešintis, šaudydami iš kulkosvaidžių ir granatsvaidžių iš įtvirtintų pastatų. Tačiau sustabdyti masinių mechanizuotų puolimų nepavyko. Dideliu greičiu judėti buvo daug sunkiau, nei kas nors galėjo įsivaizduoti. O kova dėl Bagdado, kuri, kai kurių nuomonė, galėjo trukti savaitės ar net mėnesius, baigėsi vos per 6 dienas. Huseino režimas oficialiai baigėsi balandžio 9-ąją, o tai simbolizavo. Bagdado Firdos aikštėje buvo nugriauta 12 metrų aukščio Sadamo Huseino statula. Šiame įvykyje dalyvavo tiek JAV jūrų pėstininkai, tiek džiūgaujantys Irako civiliai. O daugelis irakiečių vėliau daužė statulos likučius kūjais. Pasaulio antraštės užvaldė žinia, kad Irako sostinė krito. Amerikiečių operacija atrodė buvusi didžiulė sėkmė. Tačiau, kai dulkės pradėjo nusėsti, o dūmai sklaidytis Bagdado vėjyje, tapo akivaizdžiai aišku, kad vienas iš pagrindinių Jungtinių valstijų tikslų vis dar nebuvo pasiektas. Jo režimas gal ir žlugo, tačiau pats Sadamas vis dar buvo laisvėje. Kažkokiu būdu jis ir jo sūnus Udajus ir Kusajus buvo dingę. Netrukus turėjo prasidėti naujas karo etapas – Sadamo Huseino medžioklė. Kai kurie stebėtojai tikėjosi, kad Sadamo Huseino suėmimas beveik neišvengiamai įvyks dienomis po Bagdado žlugimo. Juk kiek toliai jis galėjo pabėgti? Kaip gerai galėjo pasislėpti, kai iš jo buvo atimta visa valdžia? Na, paaiškėjo, kad jis galėjo pasislėpti kur kas geriau, nei daugelis tikėjosi. Po mūšio dienomis JAV pajėgos ieškojo užuominų naudodamos visas turimas priemonės, kad gautų bent menkiausią informaciją apie diktatoriaus buvimo vietą. Tačiau nieko nebuvo. Jokių patvirtintų pastebėjimų, jokių patvirtintų buvimo vietų. Atrodė, kad buvęs Irako valdovas, vienas garsiausių ir atpažįstamiausių žmonių žemėje, visiškai dingo be pėdsakų. Tada pradėjo sklisti gandai ir teorijos. Galbūt jis slapstėsi viename iš daugelio savo požeminių bunkerių, galbūt pabėgo į vakarinės Irako dykumas, arba gal jam pavyko visiškai palikti šalį ir jis slapstėsi kitoje draugiškoje teritorijoje, pavyzdžiui, Sirijoje.
Norėdami bent kiek suvaldyti situaciją ir pradėti dėlioti dėlionės dalis, jie pamažu rinko informaciją. JAV kariuomenė sukūrė gana neįprastą sekimo priemonę – kortų kaladę, vadinama labiausiai ieškomų asmenų kortomis. Tiksliau tariant, daugiau nei 50 aukšto rango Irako pareigūnų buvo priskirti skaičiai ir kortų rūšys, o pats Sadamas buvo pačioje viršūnėje, kaip Pikutuzas. Kol kiti daliniai susitelkė į žemesnio rango vadų paieškas, Pikutuzo paieška buvo patikėta geriausiams iš geriausių. Užduočių grupė 121 tai nebuvo paprastas karinis dalinys, jis jungė geriausius Amerikos kariuomenės elementus. Iš pradžių jie pasitelkė visą daugybės milijardų dolerių vertės žvalgybos aparatą, naudodami pažangų signalų perėmimą, kartu su mirtinu Delta būrio tikslumu ir SEAL Team 6 patirtimi. Kartu jie parengė planą, kaip tiksliai nustatyti Huseino buvimo vietą. Jie žinojo, kad net ir nuvertus karalių nuo sosto, jis vis dar turėjo daug ištikimų šalininkų, kurie ir toliau jam padėtų, kaip tik galėtų. Kol jis liks laisvėje ir turės tokį palaikymą, jis išliks grėsme. Visada išliks tikimybė, kad jis vieną dieną vėl netikėtai pasirodys, susigrąžins valdžią ir vėl pradės savo chaoso valdymą. Tai suprasdama, 121 specialioji grupė manė, kad Sadamas greičiausiai naudosi savo ištikimųjų tinklais, kad galėtų judėti. Daroma prielaida, kad jis naudojasi, pavyzdžiui, užšifruotais palydoviniais telefonais, kad galėtų prašyti pagalbos. Ir samdė sukarintus palydovus, kad padėtų jam judėti iš vienos vietos į kitą. Todėl specialiosios grupės užduotis buvo perimti tuos tinklus, juos užklupti netikėtai ir bandyti būti vienu žingsniu priekyje jų. Jie darė viską, ką galėjo, kad pasiektų šį tikslą. Jie surado, sulaikė ir apklausė buvusius režimo vadovus. Jie analizavo didžiulius žvalgybos duomenų kiekius. Jie naudojo radarus, palydovus ir kitas sekimo sistemas, kad ieškotų bet kokių analijų, įtartinų ženklų ar užuominų, jo gali vykti kažkas svarbaus. Jie perėmė vilkstinės ir šturmavo bazes. Kaskart gavę svarbę žvalgybos informaciją, jie ėmėsi veiksmų pagal ją. Tačiau vėl ir vėl Amerikos veiksmai nedavė rezultatų. Kad ir kur jie nuvyko, kad ir ką darė, jie visada atrodė pavėlavę. Taip buvo daugiausia todėl, kad Sadamas priėmė protingą sprendimą visiškai atsisakyti šiuolaikinių technologijų. Taigi, kol operatyvininkai stebėjo eterį ir perėminėjo radijo transliacijas, žmogus, kurio jie ieškojo, iš tikrųjų rėmėsi labiau analoginiais komunikacijos ir transporto metodais. Jis neutralizavo skaitmeninį gaudymą, grįždamas prie uždarų žmogiškų kurjerių ratų, pasitikėdamas senais gentiniais lojalumais ir artimais ryšiais savo gimtajame mieste ir aplink jį, kad liktų nepastebėtas. 2003 m. Liepą JAV pagaliau pasisekė. Artimas Sadamo šeimos draugas pateikė patikimą informaciją apie Sadamo dviejų sūnų, Udajaus ir Kusajaus buvimo vietą. Jie slėpėsi sustiprintame saugiame name šiaurinėme Mosulo mieste. Galbūt Sadamas buvo kartu su jais, o gal kas nors iš ten bent jau galėtų juos nuvesti pas jį. 121 užduočių grupė, remiama 20-osios užduočių grupės ir 101-osios oro desanto divizijos dalinių pradėjo puolimą. Liepos 22-osios rytą jie apsupo saugų į namą ir įsakė Huseinams išeiti ir pasiduoti. Jie neatsiliepė, o JAV nelaukė. Operatyvininkai išlaužė duris, tikėdamiesi greito pasidavimo. Vietoj to jie atsidūrė po smarkia ugnimi. Įsiplėskė intensyvus susišaudymas, per kurį buvo sužeisti 3 specialiųjų pajėgų kariai. Tada JAV išsitraukė sunkesnę artileriją. Ant slėptuvės pasipylė pragariška ugnis iš M2 Browning kulkosvaidžių, AT4 prieštankinių ginklų ir Mark 19 granatsvaidžių. Taip pat atvyko 200 pastiprinimo karių, kad padėtų. Po kelių valandų namą sudrebino 10 BGM-71 TAU raketų salvė, kuri didžiąją pastato dalį pavertė griuvėsiais. Kai Amerikos kariai naršė griuvėsius, jie rado Udajaus ir Kusajaus kūnus. Sadamas netrukus išgirdo šią žinią ir paskelbė pareiškimą, pavadindamas savo sūnus ir anūką, kuris taip pat žuvo per ataką, kankiniais. 2 svarbios pavardės iš labiausiai ieškomų sąrašo buvo pašalintos. Tačiau Pikutuzas vis dar buvo laisvėje ir JAV atrodė nearčiau jo suradimo. Savaitės virto mėnesiais. JAV sekė vieną po kito aklavietėje pasibaigiančius pėdsakus. Iš viso nuo 2003 m. Liepos iki gruodžio darbo grupė surengė 12 nesėkmingų reidų ir dar 600 papildomų operacijų skirtų Sadamo Huseino paieškai, įskaitant maždaug 300 apklausų. Nieko nepavyko, tačiau palaipsniui darbo grupė surinko vis daugiau duomenų ir dauguma tų duomenų rodė į vieną konkrečią vietą – Tikritą. Vieta, kurioje gimė ir auga Sadamas, kurioje jis turėjo artimiausius ryšius, ir vieta, iš kurios buvo kilę daugelis jo ištikimiausių pasekėjų bei režimo narių. Tai buvo logiška. Kaip sužeistas gyvūnas, Sadamas regis pasitraukė į vienintelę vietą, kur jautėsi saugiausiai, pasitikėdamas tai žmonėmis, kuriais labiausiai tikėjo, kad jie jį apsaugos. Tačiau JAV artėjo vis arčiau. Supratus, kad buvęs prezidentas greičiausiai yra Tikrito regione, 121 užduočių grupė pradėjo siaurinti paieškas, sutelkdama dėmesį būtent į tą vietovę. Buvo pradėta rimta stebėjimo operacija, sekant visų, kurie galėjo turėti ryšių su nuverstu diktatoriumi, judėjimu. Galiausiai jie susitelkė į Sadamo artimiausią ratą – Al-Muslih giminę.
Lūžis nebuvo staigus prisipažinimas, o tardymų grandinė. Sulaikytasis, vardu Basimas Latifas, nukreipė tyrėjus pas kitą lojalistą, kol galiausiai jie susitelkė į Muhammadą Ibrahimą Omarą al-Muslichą, taip pat žinoma 121 operatyviniai grupiai. Kaip storulis ir šaltinis, Omaras buvo vienas iš Sadamo giminaičio ir asmens sargybinių, taip pat artimas patikėtinis. Jei jie davynestėje pavyktų jį surasti, ši atrodytų nesibaigianti paieška pagaliau galėtų baigtis. 121 operatyvinė grupė surengė žaibišką reidą į slaptavietę Bagdade, kuriame slėpėsi Omaras. Amerikiečių operatyvininkai judėjo taip greitai, kad jis neturėjo laiko pabėgti ir neturėjo galimybės sureaguoti. Jis buvo greitai nuvežtas į saugią tardymo patalpą, kur buvo apklaustas. Pranešama, kad Omaras priešinosi ir jo net nesuviliojo kelių milijonų dolerių atlygis, siūlytas už bet kokią informaciją, padėsiančią sučiupti Sadamą. Tačiau galiausiai jis palūžo iki kitos ryto. Iš tiesų jis JAV pasakė būtent tai, ką jos norėjo sužinoti. Ne tik apytikslę vietą, kur galėtų būti Sadamas, bet ir tikslę vietą, kurioje jis tuo metu slapstėsi. Dulkėta apleista sodyba prie Al-Daur. Laikas jau tiksi. Žvalgybos duomenys buvo švieži ir atrodė patikimi. Tačiau turint tokį paranojišką taikinį kaip Sadamas, JAV turėjo veikti greitai. Jei diktatorius būtų turėjęs bent menkiausią nuojautą, arba jei kas nors būtų sugebėjęs jį perspėti, kad Omaras buvo sučiuptas, jis galėjo akimirksniu pabėgti iš šios vietovės ir vėl pradingti didžiulėse Irako dykumose. Nesant laiko gaišti, buvo surinktos didelės pajėgos. Į Omaro nurodytą vietą buvo išsiųsta 600 karių. 2003 m. gruodžio 13 vakarą, kai puolimo pajėgos artėjo prie Al-Daur miesto, buvo išskirti du ypatingos svarbos pastatai, kuriems buvo suteikti kodiniai pavadinimai Wolverine 1 ir Wolverine 2. Tai nuoroda į 1984 m. filmą Raudonoji aušra, kurio vardu pavadinta ir pati operacija. Manoma, kad Sadamas slepiasi vienoje iš šių dviejų vietų ir JAV neketina leisti jam pabėgti. Jie atsivežė visas būtinas priemonės išsamei sulaikymo operacijai, o atsarginės pajėgos ir pastiprinimas pasiruošė nedelsiant įsikišti, jei kas nors pakryptų ne taip. Nustatomas perimetras, kad net jei Sadamas bandytų pabėgti automobiliu, jis neturėtų jokios išeities. Neišvengiamai jis susidurs su amerikietiško plieno siena. Vienaip ar kitaip tai yra tas momentas, kuriam viskas buvo ruošiama. Kai perimetras apsaugotas, elitiniai užduočių grupės operatoriai pradeda veiksmą, kad užbaigtų darbą. Jie juda greitai, pasikliaudami naktinio matymo akiniais, kad lengvai orientuotųsi tamsoje. Jie prieina prie Wolverine 1 ir sulaikę kvėpavimą, įsiveržia vidun, tikėdamiesi pamatyti diktatorių susigūžusį kampe. Bet ne, vieta tuščia. Antra komanda įžengė Wolverine 2 ir patiria tą patį nusivylimą. Abi vietos buvo patikrintos, abi nedavė jokių rezultatų. Sadamas vis dar laisvėje, tačiau JAV vis dar turi rimtų priežasčių manyti, kad jis yra šioje teritorijoje. Jis turėjo labai mažai laiko bet kokiam pabėgimui. Taigi, užuot atsitraukusi, darbo grupė gauna nurodymą vykdyti platesnę paiešką, tikrindama kiekvieną aplinkinį pastatą, kiekvieną statinį, viską. Sadamas turi būti kažkur ten. Galiausiai kai kurie kariai aptinka dar vieną paprastą trobelę. Jie atrodo kaip visos kitos šiame rajone, tačiau vienam kariui spyrus grindų dangos gabalą, jis pastebėjo vieną aiškų skirtumą. Maža kvadratinė anga žemėje, vadinamoji slėptuvė, ideali vieta ieškomam diktatoriui slapstytis. Tačiau dar nespėjus kariui pradėti paieškos, iš voratinkrio skylės išniro pora rankų – Sadamo Huseino rankos. Sadamas nebandė nei bėgti, nei kovoti. Jis žinojo, kad jo slapstymosi laikas baigėsi, žaidimas baigtas ir jis pasidavė savo priešams. Kaidžis išlindo iš savo slėptuvės, atrodė beveik net pažįstamas palyginti su visagaliu, viską užkariavusiu diktatoriumi, kuriuo kadaise buvo. Nebebuvo nei aštrių kostiumų, nei karinių uniformų, nei nepriekaištingai prižiūrėto veido. Jų vietoje stovėjo purvinas ir susivėlęs žmogus. Jo plaukai buvo ilgi ir pasišiaušę, o barzda užaugusi ir pražilus. Fiziškai jis buvo tik šešėlis to, kuo buvo anksčiau. Tačiau protiškai jis aiškiai vis dar suprato, kas jis buvo kadaise. Pirmieji jo žodžiai pagrobėjams buvo paprasti ir aiškus. Aš esu Sadamas Huseinas. Aš esu Irako prezidentas ir noriu derėtis. Atsakymas, kurį jis gavo, buvo dar trumpesnis. Linkėjimai nuo prezidento Bušo. Apžiūrėję jo slėptuvę, operacijos dalyviai nustatė, kad tai buvo nepaprastai ankštas bunkeris, vos 6 pėdų gylio ir tik tiek platus, kad vienas žmogus galėtų atsigulti. Jame buvo įrengta paprasta ventiliacijos anga ir ištraukimo ventiliatorius, kad Sadamas neuždustų. Tačiau tai buvo labai toli nuo prabangių rūmų, prie kurių jis buvo įpratęs ankstesniais metais. Kariai viduje taip atrado šiek tiek maisto atsargų, didelę pinigų sumą ir keletą ginklų, kurių Huseinas matyt nusprendė nenaudoti. Jis buvo greitai įkeltas į sraigtasparnį ir nugabintas į saugią vietą. Medžioklė pagaliau baigėsi. Buvo rastas pikų tūzas. Po dienos Amerikos diplomatas Polas Bremeris ištarė nemirtingus žodžius. Ponios ir ponai, mes jį pagavome. Kariniai pareigūnai paskelbė Sadamo suėmimo ir medicininės apžiūros vaizdo įrašus bei nuotraukas. Anksčiau baimę kėlęs diktatorius, žmogus, kuris savo galios viršūnėje atrodė beveik nenugalimas, dabar atrodė silpnesnis nei bet kada anksčiau.
Jis toliau buvo laikomas svarbiu karo belaisviu. Tuo metu laikinoji Irako vyriausybė sukūrė specialią teisinę sistemą, kad galėtų teisti jį už nusikaltimus, kuriuos jis padarė jų šaliai. 2005 metais prasidėjo teismo procesas. Sadamas gynėsi kiek galėjo, į kaltinimus atsakydamas tuo pačiu įžūlumu ir pasitikėjimu savimi, kurie buvo būdingi jo valdymo laikotarpiui. Tačiau niekas, ką jis galėjo pasakyti, negalėjo paneigti prieš jį pateiktų akivaizdžių įrodymų. Ir 2006 m. lapkričio 5 d. buvo paskelbtas neišvengiamas nuosprendis. Sadamas Huseinas buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimų žmoniškumui ir nuteistas mirties bausme. 2006 m. gruodžio 30 d. nuosprendis buvo įvykdytas. Ir žmogus, kuris terorizavo ne tik tautą, ne tik regioną, bet ir visą pasaulį, pagaliau buvo patrauktas atsakomybė. Jo egzekucija pažymėjo galutinę vienos epochos artimuosiuose rytuose pabaigą, epochos, kuriai vyravo baimė ir smurtas. Žmogus, kuris valdė per baimę, statė sustiprintus bunkerius ir vadovavo masiniams žudymams, galiausiai buvo sučiuptas karių, kurie vieną tamsią gruodžio naktį jam paspendė spąstus. Norėdami pamatyti, kaip karinė technologija visiškai pakeitė jėgų pusiausvyrą kitame, pražūtingame šiuolaikiniame konflikte, spauskite vaizdo įrašą savo ekrane dabar ir pasimatysime kitame mūšio lauke.